Kaip įjungti arba pakeisti šilumos siurblio midėją šildymo kreivę. Parodysime. Paspaudžiam OK. Spaudžiam meniu. Užrakinta. Atsirakinam. Spaudžiam meniu. Einam į antrą meniu punktą. Nustatymai. Paspaudžiam. Mes turim ateiti į Weather Temperature Set. Tada matome pasirinkimus. Čia yra low, tai reiškia grindų temperatūros, tai nuo 25 iki 305, arba jei pas jūs radiatoriai, reikia rinktis high modę, tai yra nuo 30 iki 55. Tai sakysim pavyzdys, jeigu jūs turit radiatorius, pasirenkam aukštą temperatūrą, paspaudžiam įjungti ir matome kreivės nustatymus. Kuo didesnis skaičius, to mažesnė temperatūra. Tai tiesiog pasirenkam pradžiai norimą 4, užfiksuojam. Ir viskas, mes grįžtame ir dabar siurblys dirbs pagal lauką. Tai kaip patikrinti, ar tikrai jungta, matome nustatytą temperatūrą ir bandom keisti, mums parašo, kad dabar šilumos siurblys nedirba tai, kas čia nustatyta, o jisai stebi lauką ir parenka jums tinkamą temperatūrą esamų momentų. Viskas.